Turbūt dauguma, kas organizuoja savo jungtuvių šventę, susiduria su iššūkiu, tai yra kur nubrėžti tą brūkšnį ir pasakyti, kad vat šituos svečius mes norime matyti savo šventėje, o keletą kitų, kurie galbūt irgi mums yra šiek tiek artimi, bet vis tik jų pakviesti nenorime. Tai aš iš vedėjo pusės kartais tikrai pastebiu, jog šventėse būna svečių, kurie su jaunaisiais neturi realiai jokio ryšio. Ir kas tuomet nutinka, tai tie svečiai nėra linkę įsitraukti ir dalyvauti, jie daug mieliau viską stebėtų iš šono ir kartais jie taip ir pasirenka ir, tarkim, vedėjas juos pakviečia kažkur dalyvauti ir jie lieka sėdėti prie stalo. Ir su tuo dar viskas būtų gerai, bet tuomet atsiranda kiti žmonės, galbūt tie patys jūsų tėvai, kurie pajaučia tą jų nuotaiką ir galvoja, tai mes irgi neįsim ir nedalyvausim, kad čia šitiems žmonėms nebūtų liūdna, tada atsiranda dar ir kiti, tai jeigu jūs neinat, tai ir mes neįsim ir taip susiformuoja visas stalas, kuris nėra linkęs įsitraukti ir dalyvauti. Tai yra visokių kažkokių tais niuansų, triukų, kaip kai kuriuose situacijose išlaviruoti ir vis tik pakviesti visus prisijungti, bet bendrai paėmus gaunasi taip, kad nesusikuria ta tokia vieninga nuotaika, kur visi kaip vienas švenčiat ir džiaugiatės šituo įvykiu. Tai aš siūlau pagalvoti, kad kartais jūs priėmę kažkokį neįtin malonų sprendimą, jūs realiai padarysite paslaugą ne tik savo, bet greičiausiai ir tiems žmonėms, nes jeigu jie su jumis neturi ryšio, tai jie ir neturi noro toje šventėje dalyvauti ir jūs tiesiog palengvinat jų dalį ir jiems nereikia ten sukti galvos, ar čia atsisakyti, ar neatsisakyti, kaip čia bus priimta, ar nebus suprasta, kad mes ten nejaučiam kažkokios pagarbos ar kažkas tais tokio. Taip pat dar pagalvokit, pažiūrėkit tai per tokią prizmę, kad kiekvieno žmogaus įtaka yra tuo mažesnė, kuo didesnė šventė. Tai jeigu jūsų yra daug, 60 ir daugiau svečių, tai tų keleto žmonių įtaka bus tikrai nedidelė. Bet jeigu jūsų yra maža, jauki šventė 20-30 žmonių, tai tuomet tikrai labai atidžiai pagalvočiau, ką pasirinkti tai savo artimiausiais žmonėmis, su kuriais švęsite tą vakarą. Tai va, kol kas tiek, lengvų jums pasirinkimų ir malonaus planavimuose. Iki.